Labas rytas, draugai mano prisijungia į dar vieną mano video vlogą. Mes esame jau 8 dienoj. Savaitę laiko mums pavyksta vloginti kiekvieną dieną. Vlogai truputį trumpėja, bet mums gaunasi, mums kažką tai gaunasi. Aš tikiuosi, kad jums irgi smagu kiekvieną dieną visus šitos vlogus pasižiūrėti. Stengiuosi daugiau pafilmuoti, parodyti tos kasdienybės, realybės ir visa kita. Vakar sakiau, kad šiandieną Augustė perims kamerą, bet vakar mes truputį ir užsibuvom ir žinau, kad vloginti žmogui, kuris nevlogina, reikia geros energijos, reikia būti pailsėjus. Tai aš manau, geriau perkeliam į rytojų ir šiandieną tiesiog ramiai pasibūsit vėl su manim. Mūsų namai. Šitoj vietelėje įėjus. Ir tada reikia paeiti. Čia realiai už 2 minučių. Oi, ta prasme, už 2 sekundžių. Bet čia va, kai nusileidžiam tokiu truputuką kalneliu. Ir va čia, šitam namukyje. Čia gyvena Augustė su Nauriu. Einam parodysiu jums truputį viešbučio teritorijos. Mes dabar čia esame kaip ir pačiam krašte. Biškį vėsu, žinokit. Pažiūrėkit, visa oda pašiurpus. Čia yra akvaparkas. Žiauriai fainai, bet tiesiog per vėsų, žinokit, yra į baseinus eiti, ypatingai kai išlipi iš vandens, bet įeina čia su šito viešbučiu, nes aš nežinau kaip tarėsi, Xanadu, man atrodo šitas viešbutis Xanadu. Tai čia yra Xanadu Club, o mes esame Xanadu Makali Bay, man atrodo. Ir čia truputį yra va tokia tvorelė, bet ten gaunasi vienas viešbutis ir čia tiesiog kitas viešbutis, bet teritorijos yra jungtos. Pavyzdžiui, jeigu mums reikia į parduotuvėlę kokią, tai mums reikia eiti va ten, va, nes tokia kaip padaryta alėja parduotuvių. Visai šitas dalykas fainai, nes mes, kadangi būsim čia 2 savaitės, labai smagu, kad teritorija yra tokio dydžio, nes yra ir kur pasivaikščioti, vis kažką naujo pamatyti ir šiaip nieko netrūksta, visko čia daug pilna ir jo, dar nebuvom iš tikrųjų prie jūros normaliai nuėję, kad nebūtų vėjo, o vakar jis tikrai, buvo pakilęs. Tai vat, palauksiu Augustę su... Nežinau, ar Nauris ateis ar ne. Ir varysim truputį kažką užkasti. Room service! Atėjome sutvarkyti. Labas! Labas rytas! Tu taip gražiai atrodai. Ir nekonytė su tokia gražia sukinytė. Lelė! Kaip tu jautiesi, papa? Flamingas. Mua! 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 Galvoju, kad papusryčiausi prie normalaus stalo. Situacija tokia, kai turi vaikų. O tu jungsies prie mūsų stalo? Tai norėčiau, bet kėdžių nebėra. Yra, va ten. Reikia tik atsinešti. Šis man atrodo, tai reikia. Va čia tai puota. Sakė, jis susidės normalaus maisto. Čia pasi normalus maistas. Ja. Tu šį tavo kiaušinuką pavoksiu, Nikolytė, gabaliuką mažiuką. Bet žiūrėk ir valgo. O tu nori kiaušinio? Skaniai valgai? Gerai. Tik tavo mažiau apkepa, man nepatinka, kai tik, tą kiaušinienę, žinai, apkepa. Ai. Kažkas sausa palieka. Svarbiausiai, kad
Svarbiausiai, kad mama uždėjo baltą suknelę ir papuošė tave į pusryčius, Nikolė. Tiesiog apsikeitėm vežimais. Vyksta vaikų migdymai. Šiandieną jaučiu leisim laiką prie šito baseiniuko. Čia faini gultai su čiužiniukais. Labai gražus man šitie skėčiai iš tikrųjų šitam viešbutį. Rašo, kad baseinai šildomi 29 laipsniai, bet aš abejoju, žinokit, kad aš iš viso įlysiu bent vieną kartą. Pažiūrėkit iš tuos keistus paukščius. Toks kaip strutis mažas. Apsikeitėm atgal į savus vežimus, nes Augustė sako, man žiauriai keista yra, kai Nikolė guli jame ir kojos va taip pat užkeltos yra į viršų. Tai galvoju tiesiog ir jums papasakosiu, kad ego sėdimo dalis atrodo štai taip, ir čia yra toks kaip įgaubtas kiaušinis ir vaikas guli su kojytėm va taip užkeltom į viršų. Čia šiaip yra ergonominis vežimas ir jo principas yra toks, kad vaikas jaustųsi grinai kaip hamakė kokiam gulėtų. Ir tipo, vaikai dar ir geriau pamiega pietų. Faktas, kad nakčiai nerekomenduojama yra, kad vaikas miegotų tokioj pozicijoje, bet pietų miegus vaikai gali net ir geriau miegoti. Patį pirmą kartą, kai aš ją paguldžiau, man irgi labai keista buvo, kol atrodo pripratau. Šiandieną tokia poilsio dienelė tėveliam. Rytas buvo Mato, po pietų perėmė jisai vaiko priežiūrą, pamiegojau aš pietų, tai galiu jums pasakyti atsigavę, abudu jaučiamės, matyt reikėjo to tiesiog papildomo tokio miego, be vaiko, ramybei. Dabar iš tikrųjų yra maždaug jau 5:30 turbūt vakaro, pas mumis vakarienė čia 6:30, tai realiai reikia visą laiką ir eiti, kai tik atsidaro vakarienė, nes Heilė eis miegoti apie 7:30-8:00. Aš vieną dalyką, ką pastebėjau, tai nesvarbu, ar jinai eina truputį vėliau miegoti, ar anksčiau miegoti, vis tiek jinai keliasi apie 8 visą laiką, tai ir norisi tada, kad jinai ir miegotų 8. Iš tikrųjų, vieną dalyką, ką aš pamiršau pasimti iš Lietuvos, įsivaizduokit advento kalendorių Heilės. Tai dabar tiesiog, kai grįšim, tokia nesąmonė gaunasi, tiesiog reikės atidaryti 15 realiai dovanų per vieną kartą. Kažkaip tiesiog iškrito iš galvos, žinokit, ir jo, tokia nesąmonė dabar gaunasi. Šiaip tai dienelė iš pat pradžių buvo prie didelio baseino, bet po to vis tiek nuėjom prie vaikų šiandieną, nes Nikolė vis tiek kai vaikšto, tai labai reikia prižiūrėti prie didelio baseino, o ten toj vaikų teritorijoje vis tiek baseinas yra mažuliukas ir truputį saugiau ir jaučiasi jie. Žiūrėkit, ką Heilė daro. Aš tai negaliu, žinokit, patikėti, jinai taip nori vaikščioti, kad man atrodo, jinai tikrai tuo jau pradės savo pirmus žingsnius daryti. Jinai šiandien baseine irgi lygiai tas pats buvo. Aš net nebegaliu jos pasodinti, nes jinai nori stoti ir jinai nori eiti. Aš nežinau, ar čia gali turėti įtakos, kad jinai mato Nikolę, bet jinai tokia išdrąsėjus. Nesistumė jau vežimas, atsitrenkė. Kai tik tais gerai, atsargiai. Žiūrėkit, kaip jinai eina. Aš tai negaliu patikėti, mažutė mano. Taip smagu yra, kad esame čia visi kartu. Tikrai automatiškai yra ir smagiau tiesiog, bet ką veikti, daryti, kai yra va ir Heilė su Nikolė. Aišku, nėra taip, kad jos visą laiką nori kartu būti, nes dar tikrai mažas yra. Ir Nikolė labiau vaikšto, tai jinai nori kažkur tai nubėgti. Heilė dar gali ramiai truputį pasėdėti, tai ir kalbėjom irgi su Auguste, kad
Dar mums labai pasisekė iš tikrųjų, kad jinai dar nevaikšto šitoj kelionėj, nes tikrai kažkiek tai vis tiek yra ramesnė kelionė. Einam dabar apsirengsim, susiruošim ir manau galėsim po truputuką judėti link vakarienės. O kur, žinok, aš pati nežinau, mažutė. Nes dar vakarienė biškį anksti, tik už pusvalandžio. Tėtis užklostė. Užkišk taip už pažastų, žinai, taip. Nu tai va, vėjo nėra ir iš karto kitas oras. Vakar, kai vėjas buvo pakilęs, tai buvo labai blogai. Tai ką mes dabar veikiam? Tu dėlioji čia problemą. Tai gal einam iki Augustę su Nauriu? Nu tai va, reikia paskambinti. Ryšys ne kažką nekrauna. Žodžiu, reception. Tai einam tada iki draugų savo. Parašė? Jo, man irgi parašė Augustė ką tik. Man pirmam atrašė. Va, gerai, o dabar va ir pasižiūrim. Kelintą tau atrašė ir kelintą man. Nu? Tiksliai, minutė į minutę. Tai minutė į minutę ta pati bus. Nu, pasižiūrim. Sekundės, bet mano buvo pirma. 18:02. Jie lygiai vienodu metu. Eglutė švytinti graži. Viešbutis va mūsų vakare kaip atrodo. Nikolė naktį iš tikrųjų apsivėmė. Šiandien jau viduriuoja, tai Augustė prisistato pas gydytoją viešbučio, nes iš tikrųjų mūsų viešbutis yra tokioj vietoj, realiai aplinkui išėjus nieko nėra dykumose. Tai čia jis viską turi, ir parduotuvės, ir gydytojai va. Ir jo, pasižiūrėsim, ką gydytojai sakys, nes matai irgi vieną vakarą, čia patį pirmą sako, kažkaip tai pykina, taip lyg palauk, tau skaudėjo pilvą, nesakei? Skauda pilvą, nuvariau iki vaistinės. Tai už vaistų sumokėjau 42 eurus. Tai sakau, Augustė, jaučiu, čia nebuvo pats protingiausias žingsnis mano, nes realiai mes, jeigu turim sveikatos draudimus, tai galima tiesiog pas gydytoją čia nueiti viešbučio ir duoti ten tabletę išgerti ar dar kažką tai. Šurmulys. Va. Merry Christmas. Tai va ten ir yra va klinik, matai? Va čia. Ane? Tai ką mes einam gal tiesiog į vakarienę, nes ką mes už durų dabar čia nelauksim. O tai jie tikrai bent jau čia? Tai jo, čia va vienintelis klinik ir tai yra. Ten? Nežinau, ten dar kažkur eiti. Tai jau ten nevaikščios. Tai jaučiu, gal einam į vakarienę mes. Eilės vakarienė. Jautiena, virtos daržovės, pomidoriukas, agurkiukas ir brokolio tyreliai. Į sveikatos reikia. Didį dokumentinį 50 centas. O sukūrė didį dokumentinį? Nu, Netflix'e yra. Tai mes nieko nematom, nei Stranger Things, nieko. Pasiruošus tu rytojui perimti kamerą? Matau, kad nepasiryžusi. Bet bandys. Nikolytė tarp vyrų laiminga, patenkinta. Laura. Balazį. Tai vieną džesą, tai kitą. Aš negaliu tiesiog. Apsispręs. Žiaurus abu tenis. Žaidžiam iš kažko tai ar tiesiog? O iš čia metam? Nuo šito. Iš taip toli? O kaip kur? Čia net to? Nu, davai. 1-0. Prašau tavo eilę. O po vieną? Jo. Gerai, dabar tu mane filmuok. Nuo šitos, ane, sakai? Mhm. Gerai. Nedamečiau. Prastai. 2-0.
Važiuot. Čia ką, reikia kamerą įjungti viską, tu tik tais pavarytum? Aš prie kamerų Žiūrėk, mano šviesos geriau taktika dabar jaučiuosi. susukti į kamuolį. Aha. Dar prasčiau. Taktika neveikia. Gerai. Jaučiau, kad šitas bus. Gerai, dabar jeigu šitą... Galimybė Jo. specialiai čia, žinai, kad ne... Jeigu Neliūdėtum. net rankovė pasikėlė. Man atrodo, taip mesi, kad mano įmesi. Tu laimėjai. Gerai. Eik, surink. Mano raudonį. Pone? Mhm. Tai iš ko žaidžiam? Tai dabar tu pradėk silpnesnė. Nu tai ką žaisti? Ką tu laikšelę gali man pasiūlyti? Žinai, ką aš tau galiu pasiūlyti. Čia buvo kažkaip labai blogai. Ir pamatai, juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Opa. Nu gerai. O, Zuikė, čia Čia va tavo klaida buvo. gali būti. Ai, matai, tu tik moki atsakyti tuo pačiu. Nu, ir kas dabar? Kas dabar bus? Sakai? Tai 1-1 dabar. Dabar aš pradedu. Aš jaučiu, kad aš žinok laimėsiu. Gerai, 1. Čia jau susikaupimas vadinasi. Nieko nebesakė. Kiek tu turi dar? 2. Ei, tu labai jau čia įsijautai. 2-0? Tai vieną daviau tau, o dabar jau viskas grįžtami Ateik į čia. pradžią. Aš dabar... Tai viskas pataikau ir pralaimėjau. Jo, bet jeigu nepataikai. Noriu užsimerkęs pataikai. Nu, davai. Užsimerkęs? Tai va leidžiam vakarus. Gerai, žaidžiam dar. Gerai, aš galiu čia. Žodžiu, keičiam žaidimą. Ten baigiam lygiosiom. Nors tu kaip ir baigiai su trinksmu, bet žaidėm dar vieną žaidimą. Bet stalo tenisą mes šiaip labai mėgstam su Matu žaisti. Atsimeni kaip nauja, tada paėmėm, kaip buvo gerai. Na davai, dabar apšilimas. Bet tas kamuoliukas šiandien neskraidė. Tai ką mes turim taikytis jau su situacija? Kaip? Nu, bet kamuoliukas nėra geras, bet mes vis tiek. Kažkaip turim. Kaip sakant, abiem nėra geras. Kas laimės? Į komentarus. Pakomentuokit, mano reakcija žiauriai gera, bet Mato irgi nebloga. Kur tu pabėgai? 4-2, jo? 5-2. Tu parašai naudą, kad mes čia? Tai jie jaučiu nežinau. 6-4. Čia geras. Geras buvo. Taip negalima, bet jie rankas dalyj. Tai bet aš visą laiką taip duodu. 7-5.
10-7. Tai sakai, reakcija gera, Ai, kokį čia į kampą pataikiai. Gerai. Eina dabar. Partija sužaista. Matas. Nu, laimėjo 3-2. 3-2 laimėti, aš galiu pasakyti, vadinasi, aš buvau visai konkurencinga. Ir stengiausi, bet pasitempiau kirkšnį vidury žaidimo. Ir šitą traumą nulėmė, kad aš tapau automatiškai silpnesnė varžovė. O smagiai pažaidai su manim? Aišku, kai laimi visą laiką smagu. Užsimigdė? Abi dvi miega dabar. Nefilmuok čia, rankų negali, megztinį gali. Tu su savo tais megztiniais, žinok. Matas dabar labai rimtą konkurentą turi žaisti. Sakė, Konkurentas atėjo va čia, kad sėdė dabar. aš pasitempiau kirkšnį, nes ant tiek, ta prasme... Kaip tu gali tenisą loždamas tavo kirkšnį pasitempti? Nes man tokį papjovė biški šoninį ir aš paslydo koją ir pasitempiau kirkšnį. Tai fainai žaidėm iki kol nepatyriau traumos. Tai dabar susirado kitą kompanioną. Tai jisai pakvietė šitas dedukas. Nu, ne dedukas čia iš tikrųjų, normalus vyras. Ne. Patys suprantam, kad, ne? Čia pusė vėl pučia. Jo, bet pažiūrėk dabar, kiek kiniečių atvežė. Aš tą prasme. Vieną. Eina ir vieną. Jo, aš toks jausmas, kad visą lėktuvą į šitą viešbutį atvežė. Net ne visą, kokius 5 lėktuvus apsieina ir kiek. Tarsi, kas kinietis. Kai buvo ramu ir va dabar va iš karto koks judesys, ne? Zavalas tebe patinka. Jo. Kiek jie čia bus? Buvo tikrai ramu. Tikiuosi savaitę nedaugiau, kad savaitę dar pailsėtume. Tai. Per daug čia jau to šurmulio. Nepavargai biškė? Migdydama ir taip toliau pavargai. Vaikščiot sunku, man net nugarą žinau, paskui tada žvengiau. Nu, nežvengiau, bet Jo. nugarą. Pažvengiai. Pažvengiau ir va, šia tau. Jo, tai sakau, viskas išneka daro, tu kapeina. Nes sustoja buvom ir... Ir jau muistas. Tai reikėjo jau biškiau. Rytoj perėmė kamerą? Ne, su manim. Nu jo, tai tada... Bet tu pasiryžęs? Nu, pasiryžęs, jo. Jeigu ką gali vakare biškį uždėti ir pasiklaus iki pilno, bet šiaip visai ir pakrauta. Gerai. Dabar aš tave pamokinsiu, kaip su kamera elgtis. Jo, Gerai, kad tu Dieve. rytoj žinotum viską, Gerai. ką daryti, o šiandieną mes atsisveikinam. Mes ką, eisim truputį dar pasėdėti, paplepėti. Ir pupa. jo. Tu tai pietų net nemėgoji šiandien, tai tu tai kristi kaip lapas. Jo. Ačiū už dar vieną dienelę kartu su mumis. Iki rytojaus dienelė rytoj. iš mano akių. Jo, iš augustės perspektyvos. Man atrodo, bus fainai. Jo, tavęs daugiau buvo. Aš pripratus už kameros, man Jo. bus keista būti kameros priekyje, Labai žinai. įdomu, kaip tu... Jo, nes man atrodo, aš elgsies, būsiu biški net pati tokia. Jo. Nes aš nepratus, žinai. Turėsi atsipalaiduoti. Jo, gerai draugė. Įveikti šitą. Abanakas? Bučkiai? Sveiki, nefokusuoja, atsukam į save, nusukam, fokusas yra, opa, važiuojam, labą dieną, Tu jau labas vakaras, jo, mano vlogas iš vakaro prasideda, štai dabar varome į bariuką, štai mano draugė, važiuojam.